Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Ant parduotuvėje esančios paukštienos pakuotės dažnai matome užrašą užauginta be antibiotikų. Tačiau ką iš tikrųjų tai reiškia? Turbūt žino ne kiekvienas. Šiandien tinklalaidėje Žiūrėkite, ką valgote, apie tai kalbėsime su ekspertais. Gyčiu Kauzonu, Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovu, sveiki. Sveiki. Ir Tomu Miškiniu, veterinarijos gydytoju, sveiki. Sveiki. Gyti, jums pirmasis klausimas, kuo skiriasi įprasta paukštiena nuo užaugintos be antibiotikų paukštienos? Galbūt pradėkime nuo šiek tiek toliau. Kodėl tas yra svarbu, kad būtų užauginta be antibiotikų? Pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis pasaulyje per metus dėl atsparumo nuo antibiotikų miršta apie 1 milijonas žmonių. Jeigu tai paskaičiuoti, tai yra apie 100 žmonių per dieną. Ir dėja tas tendencijos nėra labai geros. 2050 metais planuojama, kad tai jau bus ne 1 milijonas, o 10 milijonų žmonių pasaulyje. Tai iš tikrųjų ne veltui atsparumas antibiotikams vadinamas tyliąja pandemija. Ir kaip mes esam šitą iššūkį pasiruošę sutikti, tai būtent vienas iš lyderių kovos su atsparumu antibiotikams arba kai veterinoriai medikai vadina antimikrobinėmis medžiagomis, tai yra gyvulininkystė ir ypatingai paukštininkystė, siekdama užauginti paukščius nenaudojant antibiotikų, nes kada tu augimo metu naudoja antibiotikus, nors ir toliau jo mėsoje nebelieka lentyno, nereikia bijoti, kad jų atsiras valgant mėsą, tu gausi antibiotikų, bet visieną yra aplinka, aplink tą produktą, kuris susiformuoja ir toje aplinkoje, žinoma, visada aplinkoje yra ten mikrobai vienokie ir kitokie, ir jeigu tiems mikrobams jau yra susiformavęs atsparumas antibiotikams, žmogui prasinešus namo, ruošiant maistą, vėlgi aplinkoje tie mikrobai paplinta, ir žmogui kontaktuojant, būnant toje aplinkoje, irgi gali pradėti vystytis atsparumas antibiotikams. Tai reiškia, kad jeigu žmogus susirgs kažkokiam ligom, kada reikalingas būtent antibiotikų taikymas, jam reikės taikyti stipresnius antibiotikus, nes jau organizmo ta visa aplinka bus pripratusi, kad jau čia, šitie antibiotikai yra silpnesni, galbūt man jau net nebaisus, reikia stipresnių, o kitą kartą jau net ir labai stiprus antibiotikai gali nepadėti. Tai dėl to tai yra iš tikrųjų be galo svarbu ir renkantis produktą parduotuviai, geriau jau iš tikrųjų pasižiūrėti, ar šitiems reikalavimams atitinka tie produktai. O ar mėsoje, kurią perkame, gali vis dėlto būti antibiotikų likučių? Iš to griežtai negali būti pačių antibiotikų likučių, nes jeigu netgi yra paukščiai ir užauginti panaudojant antibiotikus, tai visieną tas panaudojimas yra galimas iki to laiko, arba, sakykime, po jų panaudojimo turi praeito laiko tarpas, kada antibiotikai suskyla ir jau galutiniam produktui jų pačių negali būti jokių būdų, nes jeigu patikrinus būtų tai atrasta, tai tie produktai būtų išimti iš realizacijos ir sunaikinti. O jeigu jų nėra, kodėl vis tiek specialistai rekomenduoja pirkti užaugintą be antibiotikų produkciją? Kaip aš jau minėjau, vienas dalykas tai yra visieną produktas produktų, bet yra jį supanti tą produktą aplinka ir būtent tos bakterijos, ar ne bakterijos, mikrobai, jeigu jie, kurie supa tą mėsą, jeigu jau turi vienokį ir kitokį atsparumą antimikrobinėm medžiagom, tai jau yra negerai ir tai yra galimybė, kad tas atsparumas persiduos ir žmogui. Iš kitos pusės yra vienas labai svarbus faktorius, tam, kad užauginti paukštį be antibiotikų, jam reikia sudaryti idealias sąlygas, kaip ir žmogui, kad jisai nesirgtų, reikia sudaryti idealias sąlygas, taip ir paukščiui. Ir tai reiškia, kad paukštis, jeigu nebuvo jo gyvenimo laikotarpį naudoti antibiotikai, jam gydyti, tai reiškia, jis nesirgo jokiamis lygomis, o vis tik tais gyvūnų gerovė, šiuo atveju paukščių gerovė, visiems yra aktualus klausimas, kad jie būtų laimingi, sveiki visą laiką ir nesirgtų. Kaip atsparios bakterijos antibiotikams gali plisti už ūkio ribų ir kodėl tai gali būti pavojinga visuomenėje? Tai pati ta elementariausia galimybė plisti
būtent, sakykime, mikrobams. Tai yra, kaip minėjau, aplink produktą yra siena, ta erdvė ir su produktu kažkiek tai tu gauni. Kiti keliai yra, aišku, suprantame, kad, pavyzdžiui, paukštis gyvenant, jisai pagamina tam tikrą kiekį mėšlo. Mėšlas patenka ant laukų ir yra naudojamas kaip trąša. Lygiai taip pat ir sakykime, viešo maitinimo įstaigoje, irgi, kurie mes valgom paukštieną, vėlgi gali, sakykime, jeigu ne visiškai idealiai laikomasi higienos reikalavimų, tai gali persiduoti ir per naudojimus tos pačius instrumentus, virtuvėje pjaustymo lentelės ir sakyti. Iš tikrųjų, higienos laikymasis labai daug padeda išvengti šito dalyko, bet geriausia, kad nereikėtų net bijoti. Tomai, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kokiais atvejais paukščiams vis dar yra skiriami antibiotikai? Tai iš tikrųjų antibiotikai yra vis dar naudojami, bet kaip ir Gytis minėjo, tas antibiotikų naudojimas jis turi būti labai racionalus ir paskaičiuotas. Tai reiškia, kad antibiotikus galima naudoti tik tais atvejais, kai yra tikrai būtina, kai paukščiai serga, yra nustatyta diagnozė. Ir yra atlikti laboratoriniai tyrimai ir patvirtinta, kad tai yra iš tikrųjų bakterinės kilmės infekcija. Nes antibiotikai, kaip ir vadina antimikrobinės medžiagos, jos veikia į bakterijas. Ne virusus, ne kitas kažkokias ligas, bet būtent bakterijų sukeltas ligas. Ir žinoma, jeigu paukščiai suserga, tai vėlgi gyvūnų gerovė ir mūsų atsakingumas reikalauja, kad tas gyvūnas jisai būtų gydomas. Mes negalime palikti gyvūno sirgti ir kentėti, tai jį reikia gydyti. Ir kai jie suserga, juos reikia gydyti antimikrobinė medžiagom, bet tas turi būti aiškiai įvardinta, ištirta ir tai turi būti racionalu. O kas nutinka, jeigu antibiotikų prireikia tam pulkui, kuris yra auginamas be antibiotikų? Tai žinoma, visą laiką auginimas vyksta pradžia visų vienoda. Ar tai bus be antibiotikų auginami, ar kitaip. Tai tiesiog auginimo metu, jeigu atsiranda kažkokia tai liga ir pulkas yra gydomas, tai jisai iš tikrųjų į tą sąrašą nebepatenka ir tokia produkcija negali būti ženklinama ženklų užauginta be antibiotikų. Jie yra skerdžiami kaip įprastinė produkcija. O kas prižiūri, kad gamintojai nesukčiautų ir neženklintų produkcijos, kurios negalima ženklinti užaugintą be antibiotikų ženklo? Taip, tai visų pirma, atsakomybė iš tikrųjų pirmiausia krenta ūkiui ir ūkį prižiūrinčiam veterinarijos gydytojai. Kita kontroliuojanti įstaiga tai yra atsakinga kompetitinga institucija. Šiuo atveju Lietuvoje kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kad ženklinimas atitiktų iš tikrųjų produktą, kad nebūtų falsifikuojama, kad reikalavimai būtų visi įgyvendinti ir kad jeigu buvo pulkas gydomas, jisai nebūtų paženklintas neteisingai. O kokias leisinimo, biosaugos ir higienos, kokius reikalavimus turi atitikti ūkiai, kad produkcija būtų ženklinama be antibiotikų užauginta? Na, žinoma, pirmiausia, tai pagrindiniai yra gyvūnų gerovės reikalavimai, tai yra apibrėžta nacionalinėse ir ES teisės aktuose. Tai visų pirma, lesalai turi būti kokybiški, subalansuoti, kad paukštis galėtų tinkamai augti, turi būti patenkinti jo visi fiziologiniai poreikiai. Tai reiškia, kad lesaluose turi būti atitinkamai energijos, baltymų, angliavandenių, riebalų, turi būti gausu mineralų, mikro-makro elementų, įvairiausių vitaminų, kas padeda paukščiui vystytis ir augti. Tai reiškia, kad mes užtikriname, kad tas paukštis auga sveikas. Na ir žinoma, švarus vanduo ir idealios gyvūnų gerovės sąlygos paukštidėse, tai yra aplinka, kurioje jie gyvena, kad būtų tinkama temperatūra, ventiliacija, drėgmė, apšvietimas, na ir aišku, priežiūra. Gal galite dar iš savo patirties pasidalinti tiek jūs, tiek Gytis, kokią paukštieną jūs patys renkatės, į kokius esminius dalykus atkreipia dėmesį ir kodėl būtent į juos? Tai jeigu taip kalbant, tai iš tikrųjų renkamės visą laiką atsižvelgdami į tai, koks ženklinimas ant pakuočių yra. Tai ženklinimas mums iš tikrųjų daug pasako apie tai, kaip ūkis atsakingai vykdo savo veiklą. Ir šiuo atveju, jeigu mes renkamės užaugintą be antibiotikų, mes žinome, kad tai yra aukščiausias gyvūnų gerovės standartas. Dėl to, kad pasiekti tokį dalyką, kaip užauginti paukščius sveikus, kad jie nesirgtų ir nereikėtų naudoti antimikrobinių medžiagų, iš tikrųjų yra sunkus etapas ir ilgas procesas. Ir tam reikia iš tikrųjų sunkiai dirbti ir jau būti
padarius daug namų darbų ir stievinius pulkus sveikus išauginti, kad inkubatorius tinkamai juos išinkubuotų, kad sveiki vienadieniai viščiukai būtų, kad juos mes tinkamai augintumėm, tinkamai lesintumėm. Tai tas ženklas mums sako, kad, iš tikrųjų šitas ūkis yra rimtas, jisai taiko aukščiausius standartus ir tokia produkcija yra sveika ir kokybiška. Gyti, kaip jūsų šeimoje, kokia situacija? Galbūt labai panašiai, kaip ir Tomas minėjo, tai mano galbūt pirmas klausimas būna, ar tai vietoj užauginti paukščiai, nes vis tik tai yra arčiau vartotojo, reiškia, tikėtina, kad tai bus šviežesnė produkcija. O antras klausimas renkantis visada vėlgi, kokios tai kokybės produkcija, ar tai yra standartinė kokybė, tai kas visi gamintojai atitinka, tie minimalūs reikalavimai, ar tai yra aukštesnės kokybės produktas ir būtent tas ženklinimas, kad užauginta be antibiotikų, rodo gamintojo požiūrį, augintojo požiūrį, kad jisai nesiorientuoja tik tais į standartinius reikalavimus, tos minimalius reikalavimus, o siekia pačios aukščiausios kokybės. Tai tas užauginta be antibiotikų, tai vienas iš ženklų, kad iš tikrųjų tas kokybės siekis ir požiūris augintojo, produkcijos gamintojo yra, kaip aš sakau, teisingas, siekintis aukščiausios įmanomos kokybės. O kaip manote, ką kiekvienas vartotojas galėtų padaryti, kad prisidėtų prie antibiotikų vartojimo mažinimo ir gyvulininkystėje? Tai galbūt pats paprasčiausias kelias, tai vėlgi rinktis atitinkamus produktus, nes yra tas užauginta be antibiotikų yra ne tik tais paukštienoje, tai gali būti ir kitose maisto produktuose, ar, sakykime, ar kiaušiniuose, ar ten kitoj mėsoje. Šitas judėjimas, jisai populiarėja ir atsiranda, teko girdėti, kad jau ir kiaulienos galima rasti užaugintos be antibiotikų ir tikimės, kad ir galbūt kiti gamintojai paseks. Ir būtent palaikymas šitos idėjos jis yra labai svarbus, nes taip ta produkcija gali būti galbūt šiek tiek brangesnė. Labai nedaug, bet nes tai vis tais turi daugiau investuoti į gyvūnų gerovę, į laikymo sąlygas, visą tą priežiūrą. Bet tai tikrai nėra didelis skirtumas ir palaikyti tuos gamintus, kurie siekia tos aukštesnės kokybės, manau, kad yra svarbu ir taip mes galime padėti šitam judėjimui ir šitam požiūriui plisti. Taip, teisingai, aš irgi pritariu Gyčiui ir aš manau, kad kiekvienas vartotojas, jisai rinkdamasis produktus, sakykime, kurie yra paženklinti užauginta be antibiotikų, jisai prisideda ne tik tai prie ūkio ar prie pačios idėjos. Jis tai iš tikrųjų prisideda prie visuomenės sveikatos, prie visuomenės gerovės ir kaip Gytis pradžioje minėjo, tos bakterijos, kurios gali būti atsparios antibiotikam, plinta per aplinką, dirvožemius, patenka į grūdus ir taip toliau ir vis tiek viskas galiausiai atkeliauja pas vartotoją, pas žmogų. Tai rinkdamasis atsakingai, jisai supranta vartotojas, kad ūkis taiko griežtus reikalavimus, ūkis žiūri atsakingai ir antimikrobinės medžiagas naudoja racionaliai. Tai aš prisidedu ne tik tai prie savo gerovės, rinkdamasis sveiką gerą produktą, bet prisidedu prie aplinkos ir prie visuomenės. Tai reiškia, aš atlieku tą tokį didelį darbą, kuris yra nematomas. Ačiū Jums labai už atsakymus. Tikiuosi, atsakymus suteikėme ir mūsų žiūrovams. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.